Nu tai sveiki visi ir šiandien vat guliu ir galvoju, reikia padaryti šiek tiek video apie jūsų klausimus kažkokius. Tai, bet šiandien daugiau kalbėsiu tokio iš pajutiminės galbūt tokios, iš pojūčių kažkokių tai, ne? Šiek tiek apie tos pojūčius ir ką jie gali reikšti, arba kaip žodžiu, jūs kai kažkur tai einate, kažką tai sutinkate, kažką tai pastebite, žodžiu, ir jums kyla klausimai. Kodėl ten tas, žodžiu. Tai šiandien tiesiog daugiau apie pojūčius. Įsitaisiau patogiai, guliu, žodžiu, taip noriu ilsėtis iš esmės per paskutinės dienas tiek daug visko čia įvyko. Tai va, tai pirmas dalykas. Iš tiesų, tarkime, buvo klausimas, ar yra žmonės turintis juodą akį, tamsią akį, nužiūrintis ir panašiai. Tai kažkuriam tai momente tai galioja, tai veikia, kai kurios žmonės gali veikti, bet paskui tai yra toksai, paskui kai perinate ten tas, žodžiu, kai jau ten perinate biškį kitus momentus, tai tiesiog būna tamsa mato tokia, tamsa. Kiti ten šneka apie tai, kad pasąmonės šešėlis ir panašiai, ne visada tai yra tiesa, tarkime, gali būti ir pasąmonės šešėlis, bet kas turi ekstrasensorinį matymą, vadinasi, yra žmonės, kurie turi ekstrasensorinį matymą. Ką reiškia ekstrasensorinis matymas? Tai ko kiti plika akimi nemato. Vieni mato tą fizinį pasaulį, ne, o kitas mato kažkur tai žymiai giliau ir gali komunikuoti su visiškai jo vidiniais kažkokiais, tai galima sakyti, giluminiais dalykais. Tai yra ekstrasensorinis matymas, vadinasi, ekstrasensorika kažkokia. Tai va, tai aš daugiau apie tas, žodžiu, kaip kartais tokia juoda akis matoma, juoda akis. Juoda akis. Žiūri jūs tą juodą akis ir kaip į veidrodį. Save kaip į veidrodį. Jūs prieš ją galite stovėti, jinai žiūri jums į akis ir jūs matote jos juodą matymą. Bet tai yra jos juodas matymas, tamsus matymas jos, ne? Ir ką tai reiškia? Pirmas dalykas, tai yra tamsus kėslas. Dažniausiai žmonės sako, kad tai yra nužiūrėjimas, būna nužiūri, bet kartais nužiūri ne dėl to, ne dėl piktų kažkokių tai kėslų, dėl to, kad žmogui negražu, nepatinka ir jis taip nužiūri, jūs, ką tu čia dabar apsirengi, pavyzdžiui, bet matote tas tokį juoką kelia tokie žmonės. Iš esmės jau, kai ten praeini tavęs, tai nebetrigina, išsidirbęs esi, žodžiu, gaunasi pradirbęs tos momentus. Tai tiesiog matai, supranti, kad žmonės yra visokie, visokių yra ir visokių reikia. Žodžiu, tai apie tą tamsų žvilgsnį. Tas žvilgsnis, žiūri jūs kaip į veidrodį, bet veidrodis, iš esmės veidrodis. Žmogus žiūri jūs, paskui tą veidrodį atsuki, taip ir žmogus pats atspindi savo tą nuo to veidrodžio, ne? Tai, grįžtant prie to paties, ne, ką reiškia tas juodas matymas, tamsos matymas. Vienas iš dalykų tai piktas kėslas. Ką reiškia piktas kėslas? Kėslas tai tada yra, kada, pavyzdžiui, jūs ateinate, bendraujate su kažkokiu tai žmogumi, bet bendraujate dėl kažkokio tai kėslo. Tai yra piktas kėslas. Kažkoks kėslas. Dėl kažkokių tai priežasčių. Dažniausiai kėslas, jis yra savanaudiškas kėslas. Norite kažką tai gauti. Pavyzdžiui, jūs draugautumėt su žmogumi įžymiu kažkokiu tai, ne, bet ne dėl to, kad draugauti su juo, dėl to, kad tapti pačiam įžymiu, pavyzdžiui. Tai jūs naudojate jį kaip įrankį tam, kad pačiam tapti žymiu, pavyzdžiui, ne. Tai ir čia yra paslėptas kėslas, vadinasi. Ir kai kurie matote tą kėslą. Dabar tiesiog pamatote tą kėslą ir aišku, kad žmogus turi kažkokį tai kėslą. Paslėptas kėslas, dėl to ir jisai sakosi paslėptas kėslas, dėl to ir matosi tamsa. Jis yra paslėpta. Paslėpta. O kai kurie tą mato. Ir mato kažkokį kėslas. Dabar ar tas kėslas gali būti piktas kėslas? Visada blogas kėslas. Jeigu tai yra tamsa, tamsu, tai gali būti, kad tai gal ir piktas kėslas. Bet kartais tai yra ir šviesus kėslas, bet tada jau ir matosi kitaip visai. Tarkime, su jumis žmogus bendrauja, bet, tarkime, blizga akis.
Nu, labai blizgakis. Vadinasi, kažko teigiamo nori žmogus. Kėslas, bet teigiamas kėslas. Gražus kėslas kažkoks. Irgi gali būti gražus kėslas. Nu, tipo. Bet ypatingai šiandien tiems, kurie va tas apie tamsų kažkokį tai juodą, tai čia yra piktas kėslas. Nu, piktas kažkoks, nu, tipo, neigiamas kėslas. O pavyzdžiui, kažkam pakenkti, pavyzdžiui, ne? Nu, tarkime, draugauju su kažkuom, arba einu pas kažką pasikalbėti tam, kad arkime kažką tai padaryti tokio kažkam tai, prieš kažką tai apšnekėti kažką. Nu, tipo, vat, tai gali būti piktas kėslas. Ar to jis sako, eina pas jūs dėl kažkokio tai kėslo, užslėpto kėslo. Pavyzdžiui, gali būti, rašo jums manikiūro, dėl manikiūro, iš tikrųjų ne dėl manikiūro. Ir sako, žmogus dingo. Parašė žinutę ir prapuolė. Dėl to, kad tie, kas jaučia pikto kėslo įstumimą. Jau kas jaučia mechanizmus, tai dažniausiai jaučia jau tą esminį dalyką, kaip tie mechanizmai įstumiami. Vadinasi, tai piktieji kėslai. Net kai kurie pamato tą momentinį tamsos kažkokį tai dalyką. Nu, bet nieko, sako, kai įstumia, tai vis tiek ten prasivaikšto, informacija parvaikšto ir iškyla paviršių. Tai va, ką dar čia šiandien? Aha, dar norėjau pašnekėti apie, tarkime, tada, kada žmonės jaučia degina viską, o degina, ten dega viskas. Tai dega iš esmės žemos vibracijų. Nu, kaip sako, kai karščiuojate, tai bakterijos dega, ne? Nu, vat, liga iš esmės yra lygu tas pats, kas vyksta transformacija kažkokia tai. Lygiai tie patys principai. Visada. Tad, vat, iš esmės vat, mes labai čia panašiai gaunasi, ne? Tai deginimo jausmas, jisai yra dėl... Palaukit minutę. Tai va, o... Gerai, palaukit, tęsiant toliau, kur aš čia pabaigiau tą mintį. Tai va, gaunasi taip, kad jeigu degina. Kai degina, pavyzdžiui, kai jūs karščiuojate, ne? Tai kas būna? Taip, kažkokia tai liga, ne? Nu, tarkim, gerklė, ten dar kažkas temperatūra kyla. Aukštesniuose, kai jau jūs esat kažkur tai jau visai kitame, ten vyksta patys procesai, tik tai tiek, kad biški kitam lygmenyje. Pirmiausiai vyksta mentaliniam lygmenyje transformacija, jūsų požiūris dar kažkas pasikeičia, jūs kažką pamatėte, supratote, suvokėte. Suvokimas nelygų knygos perskaitimui tik tai knygos. Nu, pavyzdžiui, skaito knygą, bet mato špygą. Suvokimas yra, kada skaitai knygą ir suvoki, ką skaitai. Čia vat yra suvokimas. Lygiai tas pats yra ir kada einame sąmoningumo keliu. Sąmoningumo keliu galima girdėti, bet negirdėti, nesuprasti, nes neįsisąmoninti. Galima tik klausyti ir tas žmogus vis tiek tą patį daro. Tai reiškia, kad neįsisąmonino. Įsisąmoninimas yra tada, kada suvokiate, apie ką skaitote knygą. Pavyzdžiui, dėl to ir anksčiau lietuvių pamokoje būdavo rašomos knygos. Knygą perskaitėte, darote kažkokią interpretaciją, kaip suvokiate. Tai va čia va yra suvokimas. Jūs suvokiate, ką skaitote. Tai čia va suvokimas. Tada tampa jūsų tai tikrovė, patirtis. Jūs, nu, ta prasme, tai yra gilus momentas. Taip, kas dar? Tai karščiavimas, va, deginimas, sako, šilumą jaučiu kūne, ar ten degina, karštis kažkoks, tai yra vienas iš dalykų, kad energija cirkuliuoja, ne? Reiškia, energija fizinių kūnų jinai teka ir kažkokie tai žemi dalykai, jie dega. Nu, vat, emocijos gali deginti. Jeigu jūs atvėrite kažkokias tai emocijos, išsianalizavote kažkokią tai situaciją, pavyzdžiui, atvėrite džiaugsmą, pradedate jausti džiaugsmą, tai vadinasi, emocijos tai visos vat, šitoj zonai. Tai kas serga dažnai ten kvėpavimo takais, ten taip toliau, čia yra emocijos. Viskas va čia va šitose vietose yra emocijos. Tai nenuostabu, kad šitoje vietoje ir gali ir deginti. Čia apie pojūčius kalbu. Tada kas čia dar? Pojūčiai gali būti labai įvairūs. Kojose, akyse, žmogus sako, degina akis. Būna kartais. Sako, vat, prakalbėjom kažką, kažkas supratau kažką, tai ir panašiai akys dega. Labai gerai reiškia, vat, energija pradeda tekėti būtent akių zonoje.
Energija prasimuša, vadinasi, labai gerai, super. Energija, iš esmės, seksualinė gyvybinė energija, jinai, jeigu pradeda tekėti visų kūnų, jinai pradeda gydyti. Gydymas vyksta. O kur nėra energijos, ten serga vieta. Va, pavyzdžiui, jeigu nėra energijos kažkokioje tai vietoje, tai kraujo tokio nebeteka, ne? Ranka nutirpsta, nes neteka kraujas. Kraujas irgi yra energija, tėkmė kažkokia tai, ne? Tai yra visa mūsų fiziologija. Todėl šiluma yra geras dalykas. Paskui dar būna tokie pojūčiai kaip vėsumos pojūtis, tokia kaip energija be informacijos. Tai yra tokia labai aukšta ganėtinai energetika, dėl to, kad jinai tokia vėsi, tokia maloni, tokia faina. Man labai patinka šitą energiją. Tokia nei šalta, nei šilta, tokia vat, neutrali, galima sakyti, energija. Vėsi, vėsuma. Tai čia pojūčiai. Tada taip, tiesos suvokimas, rezonansas. Vat, netgi dar būna, aš kartais jums sakau, kad rezonansas. Ką reiškia rezonansas? Kai jūs žiūrite video, pavyzdžiui, sakau, žiūrėkite rezonansą. Nu, tai kas jūs rezonuoja? Kai rezonuoja, tai būna tokius, išskirsiu du pagrindinius momentus. Kada rezonuoja ir tai skirta jums, pavyzdžiui, ne? Nu, tarkime, jūs klausotės informacijų ir jums šiurpai per visą kūną nubėga. Reiškia, tai yra jums skirta informacija. Jūs išgirdote ir jūs tuo metu, atrodo, net protas nereaguoja, bet tiesiog jūs jaučiate viskas, kad šiurpais pagaugais nubėgo. Vadinasi, šita informacija rezonuojanti būtent asmeniškai jums. Toliau rezonansas gali būti, tai čia malonus rezonansas. Vat, tai yra malonus rezonansas, nes jis suteikia rezonansą fainą kažkokį. Yra nemalonus rezonansas, kada kažkas jums nepatinka, tai irgi yra rezonansas. Nu, tarkime, yra žmonės, kurie mėgsta provokuoti kažkokius tai momentus ir jums tai nėra malonu, bet tai yra rezonansas. Nu, kažkas trigina jūsų rezonansą. Gali irgi būti nėra malonus rezonansas ir yra malonus rezonansas. Čia du išskiriu tokius momentus. Tada, kas dar? Tai taipogi dar kitas dalykas, kada šiurpai nubėga. Vat, pavyzdžiui, žmogus jums kalba kažką tai, ne? Gali kalba, kažką jūs kalbatės, ne? Ir jūs turėjote jau nesenai kažkokio tai klausimo, galbūt net jį pamiršot. Ir jūs šnekate su kažko ir vat, kažkoks sakinys jums nubėga pagaugai. Bet žmogus tiesiog kalba kažkokią tai informaciją. Dar vienas dalykas, vat, kada nubėga pagaugais, sako tiesą. Vadinasi, tai yra jums tiesa, ta, kurią jūs ieškojate atsakymą. Šiurpai nubėga. Irgi būna tiesa. Tiesa. Arba būna netgi patys kažką pagalvojate, įėjote, pagalvojate, irgi šiurpai nubėgo. Tiesa, reiškia tiesą pagalvojate. Net toks momentinis būna be vertinimo momentas. Kažkas tokio. Toliau būna, dar yra tas pats momentas, bet toks vėsumos momentas. Tada, kada jums per visą kūną prabėga šiurpai ir jūsų pasąmonė liktai persikelia į kitą momentą, nes pasąmonė tai yra kaip labai daug visokių istorijų, galima sakyti, skirtingas laikotarpis netgi gali būti. Jeigu jūsų pasąmonė toje vietoje adaptavosi arba, tarkime, transformavosi, gali būti, kad jums nubėga šiurpai, jūs pasąmoningai grįžtate į kitą laiką. Bet čia biški toks gilesnis momentas, apie kurį aš nelabai gal noriu plėstis, nes čia būtų labai daug visų gilių dalykų. Tai žodžiu, šiandien galbūt apie pojūčius tiesiog. Tai va, šiluma. Tai yra vienas iš tų dalykų, kada reiškia jūsų kūnas gyja. Gyja, reiškia gyja kūnas. Tai yra labai geras momentas. Kai yra suplakta, tai tarkime nesuplakta, kai energija stovi vietoje ir jinai neteka, tai jūs jaučiate sąstingius tokius. Norisi, atrodo, kad energija pradėtų tekėti. Tarkime, tas pats, kas, kaip ir sakau, ranka nutirpo, pavyzdžiui, ne? Ir jūs norite, kad ta ranka, ne, jinai pratekėtų kraujas. Kai kraujas teka, tada ranka šyla teisingai ir jinai jaučiasi, kad jinai yra veiksni. Tai va čia yra momentas tas, kada jums kažkur tai šyla, kažkas fainai, nėra, kad neveiksnu, tai jaučiasi, kad teka energija, ne, visų kūnų teka energija. Reiškia, tai yra geras momentas. Jeigu neteka energija ir jūs norite, kad pradėtų, tai reiškia, ten nutirpo, ten energija neteka. Kaip ir kraujas, jeigu nutirpo ranka tampa tokia kaip, nugulėjot ranką, tarkim, ne, tada norisi ją pramasažuoti, teisingai, masažuoja ir tada net žmogus pradeda jausti, kaip į ranką pradeda tekėti kraujas, šyla, reiškia, energija pradeda tekėti, kraujas pradeda tekėti. Ką čia dar? Tai apie tą kėslą. Man šiandien daugiau apie tą kėslą, tai norėjusi
apie tą piktąjį kėslą. Tai va, ir tada jūs pradėsite atpažinti, kada yra, pavyzdžiui, bendravimas su jumis dėl to, nes jūs kaip žmogus esate įdomus, nu, tarkime, nes kada žmogus kaip įdomus yra, tai, nu, kaip ir sakau, vyksta sinergija. Nu, malonu bendrauti, jūs šnekatės, jūs kažką komunikuojate, vienas su kitu pažindinatės ir panašiai. Bet kada jūs esate su žmogumi ir būna, kad žmogus turi kėslą kažkokį kitą. Atėjo pas jūs, bet iš tikrųjų visai ko kito. Pavyzdžiui, arba atėjo pas jūs į svečius, jūs susirašinėja su kažkom tai žinutėmis, nes dar paklausė, ar Wi-Fi turi, žodžiu. Nu, čia vat realiai jūs naudoja kaip įrankį, žodžiu, gaunasi taip. Nu, kažkas tokio. Čia aišku nėra toks labai, čia galbūt nepagarbos dalykas, ar žmogus tiesiog įpratęs taip gyventi yra, irgi tokių yra momentų, kad žmonės tiesiog įpratę taip gyventi ir jiems atrodo nieko čia tokio. O kitam gali taip suvokti kaip kažkokį nepagarbos dalyką, ne? Tai va. Arba ateina į svetimus namus ir jaučiasi kaip savo namuose. Irgi, svečiuose, atėjus į svečius, yra svečiai, esate svečiais. Kada esate pas kitus svečiuose, irgi esate svečiai. Kada dirbate kažkokį tai darbą, esate kažkoks darbo profesijos kažkoks, nu, tarkim, einate į parduotuvę, esate pirkėjas. Einate į biblioteką, esate ten skaitytojas. Tai yra ego, jūsų ego, galima sakyti. Esate namuose, esate namų šeimininkė. Esate žmonai vyras, esate vyras. Esate žmona vyrui irgi taip pat. Esate ten draugui mergina irgi lygiai taip pat. Tai žodžiu, čia yra ego jūs. Bet tomis rolėmis, man patiko šita vat mintis, vienas žmogus yra pasidalinęs ją ir man labai jinai patiko, dėl to, kad, nu, neužsižaisti tose rolėse, nu, ta prasme, visur, pavyzdžiui, esate mokytojas, nu ir visur mokytojas. Visur. Visose gyvenimo situacijose. Vadinasi, jūs esate labai nelankstus. Vadinasi, jūs negebate būti skirtingomis vietomis, skirtingoje rolėje. Vadinasi, jumise yra išugdyta tik viena rolė. Tarkim, ne? Tai čia jau reikėtų galbūt pasimokyti kažkokių tik tokių rolių. Kas dar? Tai pojūčiai tada taip. Galvoju, ką čia darim papasakoti. Atguliu pilvą išvertus šiandien poilsyje. Va taip va. Sako, kartgi visi šventieji buvo, tai čia reikia tyliai būti. Tyliai. Žvakę užsidegėt šiandien. Vakarą uždegėt, o vakarą degė žvakę. Na taip. Na taip ir yra. Kitas dalykas. Piktas kėslas. Intencija svarbiausia, intencija. O intencija kas yra? Pavyzdžiui, intencija ir piktas kėslas. Labai panašu. Intencija yra tada, kada jūs kažko paslapčia norit. Intencija gali būti teigiama intencija. Jūs norite, kad kitam žmogui būtų gerai. Bet vėlgi, tas intencijas iš esmės reikėtų galbūt jos... Intencija yra pasyvus dalykas. Nu, paslapčia. Pasyvi, jeigu tai yra kaip lūkestis. Intencija. Kažkokia intencija turite. Tai yra kaip lūkestis. Paslėptas lūkestis. O paslėptas lūkestis jis labai jaučiasi. Paslėptas lūkestis yra kaip pasyvi agresijos forma. Jūs tikitės kažką tai iš to žmogaus. Kada jūs nustojate tikėtis iš kito žmogaus, o jūs tiesiog gyvenate tame procese, kurdami, darydami kažką, tai jūs nesitikite. Jūs galite norėti kažkur tai transliuoti, bet to neprijungiant prie kito žmogaus. Vadinasi, jūs, tarkime, jūs norite turėti automobilį, nusipirkti automobilį kažkokį tai. Tai vadinasi, jūs turite intenciją, noras. Ne? Jūs dabar galite turėti tą intenciją ir bandyti savo vyrą pakreipti taip, kad jis nupirktų jums tą automobilį.
Ir tada vyras gali jausti tą jūsų intenciją. Ir dažnu atveju būna taip, kad tas vyras ir nenori to daryti. O jis nenori to daryti, nes jaučia tą jūsų lūkestį. Tai arba jisai nuperka, kad nebejausti to lūkesčio, nes načert, arba jisai gali daryti visiškai priešingą momentą. Žmogus sako, ne, aš to nedarysiu, nes jaučia lūkestį, kad jūs šiek tiek jį smaugėt. Bet tai taip yra. Tada tai vat intencija, o galite turėti intenciją tada, kada jūs norite automobilio ir jūs galvojate, ką čia daryti, žodžiu, kad nusipirkti tą automobilį. Aha, reiškia, reikia susirasti gal darbo kažkokį geriau apmokamą, pavyzdžiui. Pirmas momentas, pasižiūrėti ten, kur man ten daugiau mokėtų už tą darbą. Tada gerai, aš ten į mėnesį galiu atsidėti kažkokią tai sumą pinigų, tarkime. Tada ten bet jūs tada turite patys intenciją ir ją realizuojate patys. Vadinasi, ir einate to tikslo vedimu, ne, kažkokiu tai. Tai būtų intencija, link ko jūs judate, bet, neprijungiant kito žmogaus, jūs pats einate ir dėliojatės to. Ir tokiu atveju, kada jūs taip išmoksite gyventi, arba kurie dar nemoka, arba praktikuos taip gyventi, tada jūs išvengsite nusivylimų. Nusivylimų nebus. Gali būti trikdžiai kažkokie tai gyvenime, ten kažkas bus su lūkesčiu, ten jūs bet jūs busite visiškai laisvas nuo to, nes jūs tiesiog kūrėte. Ta prasme, einate savo tikslo link. Ta prasme, dėl to, kad jūsų tai yra intencija, jūsų kažkoks tikslas, kurio jūs norite pasiekti. Aišku, kelyje gali ten trikdžių, kaip ir sakau, būti ten, pavyzdžiui, 1 mėnesį daugiau jūs uždirbote atlyginimą, reiškia, mažiau ir atsidėjote. Jeigu ten kitą mėnesį daugiau uždirbote, tai tada daugiau ir atsidėjote. Ir irgi vėlgi, tai yra intencija, bet ir laisvė tame. Nėra lūkesčio. Ką jūs bekurtumėt, neturi būti lūkesčio. Kai nebus lūkesčio, tada būsite laisvi nuo to. Čia labai labai paprastas dalykas. Kiek kartų gyvenime esu taip, nėra lūkesčių, tu esi laisvas nuo to. Išsiskyriai, ten nesutapo norai, poreikiai, ten taip toliau panašiai. Jums lengva išeit. Tiesiog lengva. Net labai lengva. Tada jūs galite kito žmogaus jausti lūkestį ir tada jūs sakysite ne, netinka. Ta prasme. Ir žodžiu, jūs atsisakote to dalyko. Tai čia yra lūkesčiai. Paslėptas noras irgi yra lūkestis, nes noras labai jaučiasi tokia, kaip aš sakau, tokia norintis labai daug. Nori ir nori jie ten visko, nori ir nori. Ir jie svarbiausia tai, kad nori, jie ten būna manifestacijos, manifestuoja kažką ten, nes nori, būna net programą noriu, arba atkreipkite dėmesį, net reklamose būna kur nors, rašykite žodį noriu. Jūs aktyvinat savyje tas programas, rašykite nenori, ne tai, kad norite, o galbūt kažkokį kitą žodį pasirinkite. Neaktyvinkite tiesiog tų programų kažkokių tai. Nes patys paskui ir norėsite, to norų ten kabėsite, žodžiu. Nereikia tokių dalykų. Nebent norit, sakau, praeiti, įsitikinti savo kailiu, tada, taip, nes, kaip sakoma, kiekvienam reikia patirti savo kailiu. Vieni mokosi iš kitų klaidų, kiti mokosi iš savų. Tai va, tai lūkesčiai, atminkite, lūkestis yra pasyvi agresijos forma. Agresija, kai kuriems žmonėms skamba to žodis agresija. Agresija, nesąmonė kažkokia, tai taip, bet tai agresija, neišreikšta agresija, jinai tampa pasyvi agresija. Pasyvi agresija, jinai yra žymiai pavojingesnė negu atvira agresija. Tarkim, kai žmogus agresyvus, tai bent jisai agresyvius ir matote, kad jis agresyvus. O yra pasyvi agresija, paslėpta agresija. Paslėptai agresuoja. O tai jau yra kur kas sudėtingiau, yra sudėtingesnis momentas. Tada ir jaučiate, smaugia kažkas, ten, žodžiu, atrodo, jūs nieko neturite jokių įsipareigojimų, bet jaučiasi, kad įsipareigojęs kažkam. Tai dėl to, kad kažkas jūs jau... Jis prisėmė, pavyzdžiui, paskolą pasiėmė, jam reikia mokėti, ne? Tada jis jūs užsikabina ant jūsų ir jums atrodo, kad jums jau tą paskolą reikia mokėti, nors iš tikrųjų jums nereikia.
Jūs galite jausti to žmogaus. Ir tada šitam momente labai svarbu atsipeikėti, ar tikrai tai yra jūsų, nes yra žmonės, kurie labai jaučiate. Ir jeigu jūs jaučiate, tai vadinasi, jums reikia suprasti, ar tai ir tikrai yra jūsų. Jūsų ten baimės, jūsų ten dar kažką. Jeigu neturite įsipareigojimo, neturite, tai vadinasi, jau tai yra ne jūsų. Jūs galite jausti kitų žmonių. Tai čia ne jūsų. Nepriimkite kaip savo. Ypatingai mamos, kurios jaučia savo vaikus. Būna mamos, ir vėl atsikėliau, toks nerimas dėl kažko. Tai nebūtinai, tai gali būti vaiko nerimas vidinis, kur ten kažkur tai prisidirbęs jisai ten, tarkime, ir paskui mama jaučia ten to vaiko nerimą, nes jisai slepia, pavyzdžiui, ten tą nerimą. Nu, mama paskui nerimauja kažkodėl. Tai čia tiesiog tokie šiek tiek tokių dalykų, kad to nereikia pergyventi už kitus, reikia žiūrėti savo pirmiausia, save pripildote visais momentais, resursais ir panašiai. Ir viskas, ir pirmiausia, savimi pasirūpinti. O tada galėsite pasirūpinti kitais. Ir iš esminiai dalykai, kad ne veltui taip yra, skrendate lėktuvu, ne? Pirmiausia, taip pat užsisekate, o paskui vaikų pasirūpina, dėl to, kad pirmiausia, jūs būtumėt pasiruošęs, jeigu kažkas tai nutiks kažkam tai, arba tiesiog norėsite kažkam tai auginti, mokyti, ten dar kažkaip tai, žodžiu, taip ir gaunasi, kad, pirmiausia, rūpinatės savimi. Savimi. Sako, egoistė. Būna kiti žmonės, čia tai ta mokosi, egoistė greičiausiai. Nebūtinai. Net ne taip. Žmogus tobulėja. Žmogus auga tam, kad galėtų tas žinias kažkam tai perduoti. Egoizmas būtų, jeigu žmogus visada mokytųsi, bet niekam kitam neperduotų. Sėdėtų vienas, žinotų ten dalykų ir niekam nesakytų. Tai būtų egoizmas. Tai būtų skupas žmogus. Skupus, sako. Tai tada žodžiu, tai. Bet tas, kuris dalinasi, sužinojo kažką, suprato, suvokė, mano paima pasidalino, kad ir kiti žinotų, kitas žmogus žino, tada žiniomis praturtinate vienas kitus, tarkime. Tai čia yra dalinimasis, dalinate žiniomis. Žinios, vienas pagrindinių dalykų, nuo jų niekada žmogus nenubednėja. Pavyzdžiui, jūs pasidalinote žiniomis su kažkom, tai jūs nenubednėjate, jūs vis tiek tai žinote, jumise jau tos žinios yra. Jeigu jau yra žinios, tai reiškia, jumise jau jos yra. Viskas. Jūs su kitu pasidalinote, kitas pravagotėjo žiniomis. Ir tai žinios yra pats didžiausias turtas iš tikrųjų. Vienas iš didžiausių turtų yra žinios. Žinios padeda tobulėti. Tai va. Sako, iš skupumo kaip iš jų dalintis. O skupas jisai kaip būna, pavyzdžiui, klasėje mokiniai kaip susėda, ne? Išmoko, sužinojo kažką, tai rašo kokią nors diktantą. Jo? Ir uždengia ranką, kad nematytų klasiokas. Skupas. Tas neišmoko šiandien, gal kažko, tai pasidalink, galbūt kažką pasakyk, irgi nieką. Gal bet tas nenori, kad tas geriau mokėtų, tai jau uždengia to. Aišku, dar mokytoja neleidžia, kad tai būtų žinoma. Bet čia ir yra tokie momentai, kad, čia sužinojo kažkas, tie modeliai, jie paskui toliau ir keliauja ir sužinojo kažką, žino ir nepasako kitam, nesidalina, kad kitas nesužinotų, nes jeigu kitas sužinos, jau tas ne vienas bus žinantis, jau tas žinos, o vdruk tas daugiau žinos, negu tu žinai. Tai reiškia, jeigu daugiau žinos, tu pirmūnas jau bus, gal 10 dar tau parašys kokį nors. O jeigu dar tas gaus 8, nes jis žinojo šitas žinias, o tas gavo 10, nors tu jam pasakei, matai, kokie tada iš karto jau kitaip. Būna tokiu atveju, tas pasidalino su tuo žiniomis, tas nuėjo kažkam tai pasakė ir laimėjo ko nors, pavyzdžiui. Tas, kam pasakiau, pats žinojau, pasakiau tam ir tas laimėjo, karočiui. Būčiau nepasakęs, būtų jis laimėjo. Tai kažkiek tai tiek tada. Apie pojūčius. Maždaug taip. Šiluma. Geras dalykas yra, žodžiu, energija cirkuliuoja, vadinasi labai gerai, emocijos, įvairios vietos gali šilti, deginti,
ten, žodžiu, vairiai. Tai čia yra gydymas savęs, gydos jūsų organizmas, atsinaujina, sako, ląstelės, eritrocitai, trombocitai, visi kiti dalykai, žodžiu, labai gerai, super, cirkuliuoja viskas, labai gerai, labai gerai. Tai va. Žinokit, išmintis šneka, senolių išmintis. Na tai va, tai šiandien tiek, tai daugiau šiandien norėjau, sakau, apie tą pikto akį, pikto kėslą. Kėslas piktas, jis jaučiasi. Gatve galite eiti, žmogus prie jūsų prieina, arba einate ir matote žmogų ir tie, kas turi, jau sakoma, tas ekstrasensorinius matymus, mato jau tos piktus, jau mato. Tai būna netgi tokių, kurie turi labai tą aukštą energiją. Žvilgsnyje gali turėti aukštą energiją. Tai, kada pasižiūri į tą žmogų, jam tiesiai akis, tai jūsų energija jam duoda signalą. Ir būna, kad jis net taip pasislėpia šiek tiek. Nesusipatogina. Būna tokių. Čia jau tam tokiam subtiliajam lygmenyje labai taip pamatai tokius dalykus, tai labai įdomu. Pasižiūri žmogui akis ir ten iš karto taip kažkaip tai. Taip. Nes reiškia, jūs pamatėte. Tai vat, jeigu tu pamatai, reiškia, tu pamatėjai. Ir vat, tada tas taip nesusipatogina. Tai va, tai šiandien tiek tada. Tuo aš pasižiūrėsiu šito lazeriais, sakymus, juokauju. Veik, aš kartais prikuolinu. Tai va, tai žodžiu, tai tada tiek šiandien iki sutikimo ir iki. Ir neklauskite tiek daug, nes kartais jūs, kai tiek daug klausėte, tai man atrodo, gali ir galva sprogt. Tai žodžiu, jeigu uždavinėte klausimus, tai blemba uždavinėkit. Ne tiek daug tų klausimų, ta prasme, nes tiek plakasi ten tada. Va, kodėl tas, kodėl anas, jaučiu, jūs ten gyvenime eidami pastebit kažką, aš įsivaizduoju. Ir tada jums kyla klausimai. Galbūt, greičiausiai, jūs einat kažkur gatvė, pamatote dalyką, bet labai gerai, nes tada kyla iš to klausimai kažkokie, tai sužinot kažką. Įdomu, iš tikrųjų įdomu. Įdomu stebėti, tai pamatyti, tai. Tai va, tai šiandien kažkiek tiek. Viskas, ate.